Prieš 2 mėnesius čia liepsnas gesino ugniagesiai. Prieš 2 mėnesius čia mokymus vedė gaisrinių tyrimų centras. Prieš 2 mėnesius čia griuvo sienos. Čia rankos kaip laužtos. Per 2 mėnesius įmonė Turiužala.lt ir gausybė gerų širdžių partnerių ėmė ir pastatė, įrengė ir išpuošė svajonių namus. Jau šiandien čia į Kiauklių kaimą atvyks projektą laimėjusi šeima. Jau šiandien jie pradės naują gyvenimo etapą. Šiandien projekto Svajonė kvadratu finalas. Labas rytas, žiūrovai. Labas rytas, žiūrovai, labas rytas, Justina. Prieš porą mėnesių, pameni, mes žingsniavom šitais keliais, tada krito lapai, dabar atėjus žiemai, atėjo ir projekto kulminacija. Svajonių namas yra baigtas. Ir tikrai neįtikėtina, kad per 2 mėnesius mums tai pavyko. Jau netrukus čia naują gyvenimą pradės projektą laimėjusi šeima. Apdovanosim ir kitas šeimas. Namas beveik baigtas, išvalytas ir dekoruojamas tam, kad atvykusi projektą nugalėjusi šeima jaustųsi jaukiai ir šiltai. Netrukus sužinosime, kuri šeima nugalėjo, o kol kas projekto rėmėjai Zuzanos salonas tvirtina paskutinius akcentus. Taigi esu Laurynas, atstovauju užuolaidų saloną Zuzana, šeimos verslą. Mes esame įsikūrę Kaune, Savanorių prospektas 206B. Jau 16 metų veikianti šeimos verslas pavadintas prosenelės vardu jos garbiai. Zuzanos salone galima rasti visko, ko tik prireiks namų jaukumui sukurti. Taigi užuolaidų salonas neapsiriboja vien tik užuolaidomis, taip pat reikia ir karnizų sistemų, tai mes galime viską pasiūlyti nuo pradžios iki pabaigos. Tai pradedant nuo išmatavimo, pasiuvimo ir baigiant užuolaidų užkabinimu ir karnizų sumontavimu. Mes viską galime aprūpinti, kad kuo mažiau liktų spręsti klausimų klientui. Tai yra galimybė pas mus atvažiuoti į saloną, mes patarsim, padėsim, užvesim, taip sakant, ant kelio, bet yra ir galimybė pasikviesti mus į namus. Mes kuo puikiausiai atvykę jums padedam išspręsti visus rūpimus klausimus, taip pat priderinam užuolaidas, išsprendžiam karnizų problemas kažkokias, tai mums nebūna kažkokių labai sunkių iššūkių, visai ką randam kažkokį tai sprendimą. Salone audinių pasirinkimas taip pat labai platus. Turime peršviečiamų dieninių audinių, taip pat turime dimautai, blackoutai, kurie nepraleidžia šviesos. Audinius siunčiamės iš Italijos, Ispanijos, Vokietijos, taip pat Turkijos. Ilgai svarstyti, ar verta prisijungti prie projekto, šią įmonei neteko. Mus pakvietė mūsų kaimynė, kolegė iš 1000 plytelių ir nusprendėm, kad norim išbandyti save, pažiūrėti, kaip atrodom ir, žinoma, aišku, padėti žmonėms. Dėl rasto apribojimų nusprendėm montuoti karnizus į sieną. Pasirinkome baltą spalvą, kad būtų kuo neutralesnė, neišlystų į pirmą planą karnizai ir nepažemintų patalpos. O audinį rinkome natūralios, šviesios ir smėlio spalvos, kad išlaikyti namų jaukumą, šilumą ir saugumo jausmą. Dažniausiai kambaryje, kuriame klientai praleidžia daugiausiai laiko, renkame užuolaidas dėl jaukumo ir prabangos jausmo, o šiuo atveju kitose kambariuose dėl praktiškumo ir funkcijos parinkome romanetės, nes jos neužima daug vietos, yra praktiškos ir jas lengva naudoti. Dar vieni projekto partneriai atvyko su visa reikalinga buitinė technika. Candy prekinis ženklas, kuris gamina buitinę techniką jau 80 metų, kitais metais švenčia būtent šį jubiliejų. Ir prekinis ženklas stipriai atsinaujina, ta proga mes turime nemažai naujų produktų. Įmonė Candy į svajonių namus atvežė kaitlentę, orkaitę, įmontuojamą mikrobangų krosnelę, indaplovę, skalbyklę, džiovyklę, dulkių siurblius ir šaldytuvą. Taigi, turime vieną iš naujausių Candy Fresco šaldytuvų. Kuo ypatingas šis šaldytuvas? Tai šio šaldytuvo talpa yra viena didžiausių rinkoje. Šis šaldytuvas turi naujausias šilumos izoliacijos technologijas. Tai yra mikroputų technologija, jinai leidžia pasiekti, kad šaldytuvo sienelė būtų labai plona, tokiu būdu suteikiant daugiau vietos produktams šaldytuve.
Šaldytuvo viena iš pagrindinių funkcijų yra tai, kad jisai galėtų išsaugoti jūsų maistą kuo ilgiau. Taip? Tai būtent mes tam, kad išsaugoti maistą ilgiau, mes turime 2 tokius specialius stalčius. Tai pirmasis stalčius yra su mūsų patentuota technologija, kuri leidžia daržovės ir vaisius išlaikyti iki 2 kartų ilgiau. Tai yra palaikant tam tikrą reikiamą drėgmę stalčiuje. Ir sekantis stalčius tai yra tikroji nulinė zona, skirta vėlgi tam tikriem maisto produktam, kaip pavyzdžiui žuvis, mėsa, tam, kad jinai išliktų kuo ilgiau šviežesnė ir neprarastų savo maistinių savybių. Kas yra dar labai svarbu, kad beveik visi Candy produktai gali būti valdomi nuotoliniu būdu per programėlę. Šaldymo kamera taip pat yra neužšąlanti. Jinai yra taip pat labai talpi, dėka būtent, kaip ir minėjau, tos mikroputų technologijos, kuri yra naudojama šaldytuvo sienelėse. Taip pat šeimai padovanojame indaplovę, kuri šiai dienai turi vieną didžiausių talpų rinkoje. Į šią indaplovę jūs galėsite įdėti netgi picos lėkštę. Taip pat labai galėsite lengvai susidėti net ir didžiausius puodus, vyno taurės ir visus kitus dalykus. Taip pat ši indaplovė turi tokią unikalią funkciją, kad jeigu jūs turite nepakankamai indų, tarkim tik tai užkraunate pusę indaplovės, jūs galite nustatyti, kad indaplovė plautų tik tai pusę vieną iš stalčių. O vonios kambaryje šeima ras skalbyklę ir džiovyklę. Ši skalbyklė turi net 9 trumpasias programas, kurios išskalbs jūsų drabužius iki valandos laiko. Trumpiausia iš jų yra tik 15 minučių. Jūs greičiausiai pasakysite, ar galima išskalbti taip efektyviai per trumpą laiką. Taip, tą galima padaryti, nes Candy skalbyklėse yra speciali technologija, kuri sumaišo skalbimo priemonės, dar joms patenkant į būgną ir jas įpurškia į būgną, tokiu būdu pagreitindama skalbiklio veikimą ir jo efektyvumą. Naujausios džiovyklės, jos turi šilumos siurblį, kuris stipriai sumažina sąnaudas. Būtent tokią džiovyklę mes ir padovanojame šeimai. Visi darbai baigti, o pagrindiniu ateinančių gražiausių metų švenčių akcentu pasirūpino įmonė City Light bei Mantas Petruškevičius. Jie kartu su savo komanda nuostabia kalėdų eglute papuošė namą ir jo aplinką. Įėjus, žinoma, eglutė. Manto Petruškevičiaus eglutė. Ačiū tikrai asmeniškai jam, nes tai labai svarbus akcentas šituose namuose, ypač dabar šitų laikotarpių, ir pagyvina namus ir sukuria tą jaukią šeimos atmosferą. Tai labai ačiū jam, kad jis prisidėjo prie šito projekto ir sukūrė tokį jaukumo šeimos atmosferą. O įmonės turiužalą.lt komanda iki paskutinės minutės rūpinosi, kad namai būtų jaukūs. Norėjusi ne tik tą namą padovanot, bet padaryti šventę, kad būtų graži, tai trūksta visada kažkokių elementų. Tai tie elementai namo papuošimo irgi paskutinę dieną atvažiavo kolegės, ką turėjo atsivežė, ko trūko, dar važiavom iš pačios Širvintas, smulkmenas pirko, dėjo, kad suteikta jaukumą namui, kad nebūtų tik užeini į namą, spinta, stalas pastatytas, kad sukurta tokia atmosfera šventinė, faina, kad jaustus, kad užėjo į namus. Ateina lemiama akimirka. Praėjusioje laidoje susumavome visus portale lrytas.lt atiduotus balsus ir projekto partnerių balsus. Viena šeima surinko 17%, kita 21%, trečioji net 62% visų balsų. Prieš kelias dienas nuvykome pranešti laimėjusiai šeimai, kad būtent jiems, jūsų žiūrovai ir projekto partnerių sprendimu, atitenka namas. Išsipildys būtent jų svajonė kvadratu. Mes šiandien atėjom su dovanom, dar laukimo dovanom, kaip sakant, kalėdų metas artėja. Vis tiek Taip, šventės. taip, čia turim, Toks jums namukas. turim jums paruošę staigmeną, tai nieko nelaukia, duosim. Atidarykit ir viduj bus staigmena, laukimo staigmena. Wow! Čia iš tikrųjų. Ne balandžio 1, metų galo. Taip.
Fantastika. Mes su šitą žinią. Garsiai. Svajonių namai yra jūsų. Wow. Čia net aš pasispaudė. Fantastika. Atvirai pasakysiu, nesitikėjau, bet norėjau. Tikrai norėjau, bet, ta prasme, vilčių tokių, na, bet čia tikrai stebuklų metas. Projekto laimėtojų Baranauskų dukra, tuomet, kai šeima sužinojo svarbę žinią, buvo išvykusi mokytis, tad jai suskubta naujieną pranešti vaizdo skambučiu. Svajonių namai yra jūsų. Va, visi tenais. Galiu skaitau knygą, pakeliu ragelį, rodo kažkokį namelį, spėk, kas perskaičiau jūsų svajonės namai. Tai jo, toks lengvas šokas irgi buvo, kad ką rimtai čia dabar tikra, po to galvoju, gal čia mane kažką šiaip juokauja, o to parodė visą jūsų komandą filmavimo, atsuko man telefoną. Tai tokios ir nuotaikos buvo, kad wow, kad viskas tiesa, kad mūsų mamai turi savo kambarį, brolis kambarį. Didžiulė balsų persvara projektą laimėjo Agnės ir Valiaus Baranauskų šeima. Netrukus jie vyks į savo naujus svajonių namus. O Samantos ir Virginijos šeimoms įmonė turiužala.lt įsteigė čekius. Taip pat projekto partneriai Skonis ir Kvapas šeimoms skiria šventiškas dovanas. Samanta šiuo metu vieši užsienyje, ją dovanos pasieks grįžus, o Virginija aplankė mūsų komandą. Jum ačiū labai, labai ačiū. Nebūtų tokių žmonių, nebūtų tokių laidų, tai nebūtų stebuklų. Kada yra tokie geri žmonės aplinkui Lietuvoje, tai stebuklai vyksta. Aš net netikiu, kad man kalėdos tokios pašventintos iš anksto. Projekto nugalėtojai Agnė, Valius, Gabija ir Tomas Baranauskai atvyksta į savo svajonių namus. Čia juos pasitinka projekto rėmėjai ir partneriai. Sveiki atvykę į svajonių namus. Į svajonių namus, kerpam juostą. Tokia iškilminga ceremonija, tikrai buvo iškilmingas jausmas. Labai džiugu buvo ir gal net nustebino iš pradžių tai, kad visi projekto partneriai, beveik visai visi, jie visi ir susirinko čia į Kiauklių kaimą Širvintų rajone ir taip bendruomeniškai praleido laiką. Šeima pirmą kartą žengė jau į savo naujus namus. Labai smagu buvo žiūrėti, kaip kyla emocija iš pradžių, kurie ėjo taip kukliai, nežinodami, kiek čia gali reaguoti, kiek gali leisti savo reaguoti. Ir taip lyg virtuvę apžiūrėjo ir tiesiog greitėjo ta emocija, greitėjo ir tai realu, tai iš tikrųjų realybė šeimos akise ir šeimos viduje. Ir jie eina per tos kambarius, vaikai jau bėga, jau viskas į priekį, eina, važiuoja ir smagu gal buvo matyti tą, kur iš pradžių lyg nedrąsiai, lyg ne jų, lyg svetima ir suvokimą, kad tai yra jų namai. Tai tas virsmas ir džiugesys, Valiaus ašaros, tai neįtikėtina, labai gražu. Domai, kieno čia tavo bus ar Gabijos? Čia Domai bus. O čia man bus? Čia nusprendėte. Gabija iš karto, čia Domai bus. Viskas Domai. Daug vietos, bus galima pasidaryti laisvai namų darbus, kad tenai stalas, spinta. Didžiausia Domo ir Gabijos svajonė – turėti savo kambarius ir stalą, ant kurio galėtų ruošti pamokas. Dabar ir brolis, ir sesė turės savo atskiras erdves. Kokie įspūdžiai? Wow. Trūksta žodžių. Dar vis sunku patikėti tuo. Ta prasme, jau kaip ir atrodo lyg ir žinau, kad viskas mūsų, mes čia gyvensim, viskas gerai. Bet dar va tas va toksai patikėt tuo, dar kažkaip tai kažkoks tai, mistika kažkokia tai,
tokia vis tiek nežinomybė kažkokia, atrodo, dar vis egzistuoja. Ar tai svajonių namai? Tikrai. Čia jau vienareikšmiškai. Kalėdos bus jau kitokios, ar ne? Absoliučiai namas buvo svajonė, o čia ir tokia svajonė ir išsipildžius jau. Tai jau dabar gali pradėti? Buvo svajonė, dabar jau nebe svajonė. Netrukus naujiems namo savininkams visų projekto rėmėjų akivaizdoje bus įteikti namų raktai. Projekte dalyvavo 3 šeimos. 2 jų atitenka mūsų rėmėjų prizai ir čekiai, o šiandien mes turime šeimą, kuri džiaugiasi šiais naujais namais. Žiūrovai portale lrytas.lt ir jūs, projekto partneriai, 62% balsų daugumą nusprendė, kad šiuose namuose naują gyvenimą pradės Baranauskų šeima. Pasveikinkim. Ir pakvieskim Vytautą įteikti simbolinį raktą Baranauskams. Valiu, sveikinu visą šeimą ir įteikiu simboliškai nuo savęs ir nuo visų partnerių, nuo viso mūsų kolektyvo jums šio namo raktus. Dėkui labai. Nuoširdžiai dėkui. Nu, Vytautai, kaip jautiesi dabar čia viskam tapus realybė? Man iš tikrųjų pačiam dar tokia nerealybė yra, atrodo kaip ir pabaiga, bet aš dar čia, dar komanda vakar iki 10 vakaro tikrai dirbo, darbavosi. Tai kaip ir baigės, bet kaip ir dar nesuprantam, kad baigės. Ką dar įmanoma per porą mėnesių padaryti, kaip manai? Daugiabutį. Daugiabutį. Projekto idėjos autorius Vytautas Binkauskas ties šiuo projektu sustoti neketina. Nuoširdžiai dėkingas Vytautui, kuris tai suorganizavo, visą tą padėjo įgyvendinti svajonę, turėti savo namus, nes, kaip žinia, likus po gaisro be nieko buvo tokia utopija, neįmanoma atrodė visiškai. O dėka Vytauto ir visų partnerių, kurie prisidėjo prie to, mes tą svajonę gavom tiesiog kaip iš dangaus nukrito. Pasveikinti naujų gyventojų atvyko ir Širvintų rajono merės atstovas ir rajono seniūnas. Čia yra įkurtuvių dovana nuo Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės. Vis tiek tampat širvintiškiais, bendruomenės nariais ir aišku linkime kuo sklandžiau integruotis, nes namas fantastiškas ir modernus ir tikrai aukščiausio lygio vieta, žinom jūsų istoriją ir tikrai nusipelnote būti kažkuria prasme, kiek buvo likimo nuskriausti, tai dabar apdovanoti gerų žmonių, tokio nuostabaus projekto. Kalėdų dovanėlės vaikams. Eglutė, mačiau, Manto Petruškevičiaus papuošta fantastiška, tai dabar po eglutę tada dovanos, irgi nuo merės Živilės Pinskuvienės. Tai viso ko jums geriausio. Tiesiog labai džiugu, žinant, koks gimstamumas ir kaip mažėja žmonių seniūnijose. Tai labai džiugu, kad pliusas ateina. Ir dar matau, žmonės pasiryžę ir dirbati ir tik tais nelaimė įvykusi. Tai labai lauksim, tikėsimės integruositės greitai į bendruomenę. Čia jūsų žmonės irgi laukia. Puikiai bendruomenė, puikiai seniūnaitė, jeigu kas susipažinsit. Tikrai su visais susipažinsim. Sveiki atvykę, tada džiaugiamės jumis. Pirmas baldas terasai jūsų. Tai ką, nešam ir statom. Jau šiandien Baranauskų šeima pradeda visiškai naują gyvenimą savo svajonių namuose. Su Valium susitikom prie jo sudegusių namų, kur apžiūrėjom visas tuos namus. Ir dabar, kaip jis su savo šeima vaikšto po namus, tai taip labai daug džiaugsmo. Ir toks graudulys ima iš nebeliūdesio, o džiaugsmo. Tai kadangi šitam projekte tikrai daug tų ašarų pabiro, tai džiaugiuosi, kad baigiantis projektui kaupėsi džiaugsmo ašaros. Tai tas labai smagu. Ir smagu matyti Valių su Gabija, su Agne, žmona, ir su Domu, sūnum, kaip vaikšto, renkasi kambarių, žiūri. Ir tai yra jų namai. Ir kaip jie planuoja tą gyvenimą iš naujo, kažkas, man labai gražu. Tai va, tikrai toks kalėdų stebuklas. Tai čia nuoširdžiausias dėkingumas
tiesiog, kad esam labai dėkingi už šitą visą tai, ką dabar čia jau gavę esam. Tai tik tai padėka, nuoširdį padėka. Aš šitą šeimai palinkėsiu, kad ir paprašysiu, kad jiems atsikraušius, kad mylėtų ir prižiūrėtų šitą namą jau kaip savo, nes mes tikrai įdėjom daug jėgų ir pastangų, kad užėjus galėtume jaustis, kad tai yra jų namas. Tai labai norėtume man paprašyti jų išlaikyti, prižiūrėti ir mylėti. Visiems labai dėkoju, visi stengiasi labai. Kai kurie, tenais statėt, viską dekoravo, suruošė, sudėjo, nupirko. Labai dėkoju už sunkų darbą.